Mėly broliai ir sesės, brangus draugai ir svečiai mūsų, šiandien mes turime išskirtinės pamaldas, ypatingas pamaldas, kurios skirtos paminėti mūsų viešpaties Jėzaus paskutinę vakarienę su savo mokiniais. Tam tikslui Jėzus įsteigė dvi apeigas. Pirma, tai kojų plovimo apeiga, kuri simbolizuoja ne tik nuolankų Jėzaus tarnavimą, bet ir mūsų susitaikymą vienas su kitu. Ir labai svarbu to nepamiršti. Ir antra apeiga tai yra neraugintos duonos ir vynuogių sulčių priėmimo apeiga, kuri simbolizuoja ne tik Jėzaus mirtį ant kryžiaus, bet ir sandoros atnaujinimą. Ir aišku, sandoros atnaujinimas yra iš mūsų pusės. Dievas yra ištikimas, jis niekada nesulaužė savo sandoros, jis niekada jos nepamiršo. Mes esame tie, kurie pamirštame ją ir neretai sulaužome. Ir mums reikia atnaujinti, ne Dievui. Šios dvi ypatingos apeigos yra labai svarbios, nes jos matomų ir apčiopiamų būdų padeda išreikšti mūsų tikėjimą, kad Jėzus yra ne tik mūsų viešpats ir mokytojas, bet dar ir gelbėtojas ir atpirkėjas. Tad jeigu Dievo ir viso dangaus akivaizdoje šiandieną jūs ir kiekvienas asmeniškai pripažįstate, kad jūs esate tas nusidėjėlis, kuriam reikia Dievo malonės ir atleidimo, tuomet Dievo dvasia kviečia jūs dalyvauti šiuose viešpaties vakarienės minėjimo apeigose. Tačiau turiu priminti, kad vien dalyvavimas šiuose viešpaties vakarienės minėjimo apeigose nieko gero mums neduos, jeigu nebus asmeninio širdies ir gyvenimo ištyrimo. Tai yra, jeigu nebus nuoširdžios atgailos ir išpažinties už padarytas nuodėmes prieš Dievą ir prieš artimą, tuomet mūsų gyvenime niekas nesikeis, jeigu mes net ir kasdien atliktume šias apeigas. Tad dabar atsiverskime Dievo žodį ir leiskime jam padaryti mūsų širdies ir gyvenimo skrodimą, kad jis galėtų pašalinti visą tą blogį iš mūsų, kuris dar ten yra likęs, ir apvalyti mus nuo jo. O atsiversti kviečiu laišką Romiečiams, 5 skyrių. Ir dar kartą perskaityti tas eilutės, kurias jau mes girdėjome skaitant šį rytą prieš pamokslą. Romiečiams 5 skyrius, 1 ir 2 eilutės. Taigi, nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų viešpatį Jėzų Kristų, per kurį tikėjimu pasiekėme tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės viltimi. Ar pastebėjote, kad čia yra minimi 3 dalykai, kuriuos gauna žmogus, kai jam suteikiamas nuteisinimas per tikėjimą? Pirmas, amžina taika su Dievu. Nuteisintas žmogus, kuris tiki Jėzumi kaip gelbėtoju, turi taiką, amžiną taiką su Dievu. Antras dalykas, ką jis įgauna, tai malonė, kurioje gali tvirtai stovėti per visas gyvenimo audras, kas be nutiktų jo gyvenime. Ir netgi jeigu jis pultų, jis vis tiek gali dėka tos malonės atsikelti ir vėl joje stovėti. Ir trečias dalykas, kurį gauna tikintysis, nuteisintas Jėzaus auka, tai yra Dievo šlovės viltis, kurie gali didžiuotis kiekvieną savo gyvenimo dieną.
kadangi mes vis dar esame didžiojoje kovoje, tai yra vienas, kuris nenori, kad mes turėtume šias ypatingas privilegijas ir nori, kad mes jas prarastume. Ir todėl šiomis ypatingomis privilegijomis tikintieji gali naudotis tik tuomet, jeigu jie kasdien išlieka tikėjime. Ir tam, kad jie galėtų jomis džiaugtis, jie ne tik turi išlikti kasdien tikėjime, bet jie turi išlikti ištvermingi tikėjime. Ir apie tai mes skaitome nuo 3 iki 4 eilutės. Mes didžiuojamės ne vien šitomis 3 ypatingomis privilegijomis, sako laiško autorius. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami, kad sielvartas gimdo ištvermę, o ištvermė išmėginta, patikrinta dorybė. O patikrinta, išmėginta dorybė mums garantuoja viltį. Taigi tam, kad tos 3 privilegijos kasdieną galėtų būti mūsų gyvenime, mums reikia būti ištvermingais tikėjime, nepaliegusiais, neabejingais, nepaviršutiniškais, bet ištvermingais tikinčiaisiais. O būti ištvermingų tikėjime reiškia kasdien kovoti už savo tikėjimą. Aš neatsitiktinai vartoju karinį terminą, sakydamas, kad reikia kovoti už savo tikėjimą. Nes, kaip minėjau, mes vis dar esame didžiojo kovoje tarp šėtono ir Kristaus. Ir kai žmogus pradeda tikėti Dievo žodžiu, jis automatiškai tampa šėtono priešu. Kai tik žmogus pereina į Dievo pusę, jam nieko nereikia daryti, kad jis taptų šėtono taikiniu. Vien perėjimas į Dievo pusę padaro jį šėtono priešu. O kai žmogus tampa šėtono priešu, tuomet jis kasdien yra gundomas atsitraukti nuo Dievo ir jo malonės. Ir šėtonas paruošia tokius subtilius gundymus, kad dažnai tikintieji jų net nepastebi ir neįvardė, kad tai yra pagundos. Stebint didžiąją kovą, kuri atskleista šventajame rašte, mes galime matyti, kad šėtonas, norėdamas iš tikinčiojo atimti taiką su Dievu, norėdamas, kad tikintysis prarastų Dievo malonę ir viltį, dažniausiai naudoja 3 kovos strategiją. Arba jis skatina priimti iškreiptą Evangeliją, arba jis bando sužavėti tikintįjį šio pasauliu, arba jam nepavyksta 1 ir 2, tuomet jis naudoja 3 strategiją, tai yra jis apšmeižia jį ir sukelia persekiojimus prieš jį. Trumpai apžvelkime šias 3 šėtono strategijas, kad galėtume ištirti savo širdį bei gyvenimą ir pažiūrėti, ar mes nesame pasidavę kuriai nors iš šių pagundų. Iškreipta Evangelija. Kad suprastume, kokia yra tikroji Evangelija, paskaitykime nuo 5 iki 9 eilutės tame pačiame skyriuje. Viltis neapgauna, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse šventosios dvasios, kuri mums duota. Mums dar esant silpniems, Kristus skirtų metu numirė už bedievius. Vargu ar kas sutiktų mirti už teisųjį, nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį.
O Dievas mums parodė savo meilę to, kad Kristus numirė už mus, kai tebe buvome nusidėjėliai. Tad dar tikriau dabar, kai esame nuteisinti jo krauju, būsime jo išgelbėti nuo rūstybės. Štai čia yra tikroji Evangelija. Evangelija atėjusi iš dangaus. Ir ką jis sako? Jis sako, kad Dievo Sūnus mirė už žmones ne tada, kai jie buvo teisūs, o tada, kai jie buvo nusidėjėliai. Ir tokia žinia yra visuomet gera žinia tam, kuris nori gauti nuteisinimą iš Dievo. Jisai žino, kad gali ateiti toks, koks yra, pas Dievą, nes Jėzus mirė už jį, kai jis buvo nusidėjėliu. Ir kad jam nereikia pirmiausia kažką padaryti, kad Dievas jį priimtų, nes Dievas pamilo jį tada, kai dar jis buvo nusidėjėlis. Ir atrodo, tai yra tokios paprastos ir senos tiesos. Bet kaip dažnai mes jas pamirštame ir stengiamės vis dar įtikti Dievui. Ir padaryti kažką, kad sukeltumėm didelį įspūdį ir kad užsitarnautume jo meilę. Ir kad tame išgelbėjime būtų kažkokia mūsų dalis. Bet ką šios eilutės sako? Dievo teisumas suteikiamas tik per tikėjimą. Ir tai reiškia, kad jo negali įsigyti jokiais savo darbais. Jokiais. Tačiau šėtonas yra gudri gyvatė. Ir jam labai dažnai pavyksta įtikinti tikinčiuosius, kad jie teisumą gali įsigyti savo pastangomis. Atsižvelgdamas į tai, kokią bažnyčią lanko tikintysis, jis parenka ir tam tikrą strategiją. Ir jeigu mes kalbame apie žmonės, kurie lanko adventistų bažnyčią, jis kasdien į galvą kala mintį, kad jeigu šabo dieną tu eini į bažnyčią ir ten dar atlieki kažkokią tai tarnystę, tai nebejotinai tu esi teisus. Arba jeigu vieną dieną per mėnesį tu pabadauji, ką vadini pasninku, o po to valgai vien tik tai sėklas, riešutus ir vaisius, tai jau tu labai esi teisus. Na, o jeigu dar kažkokiam tai vargšui, prašančiam išmaldos stovinčiam prie parduotuvės, tu paduodi kelis eurus, tai žinok, tu jau esi šventas žmogus. Sakykite, ar neplanko tokios mintys? Taip šėtonui pavyko suklaidinti daugelį tikinčiųjų Galatijos bažnyčioje. Jeigu mes skaitytume apaštalo Pauliaus laišką, tai matytume. Bet tai vyko ne tik prieš 2000 metų. Taip šėtonui pavyksta šiandieną suklaidinti daug tikinčiųjų ir šiandien. Bet visgi norėčiau atsiversti laišką Galatams ir paskaityti porą eilučių. Laiškas Galatams 2 skyrius, nuo 11 iki 16 eilutės. Galatams 2 nuo 11 iki 16. Kai Kefas atvyko Antiochiją, aš jam pasipriešinau į akis, nes jis buvo peiktinas. Mat prieš atvykstant kai kuriems nuo Jokūbo jis valgydavo su pagonėmis, bet kai tie atvyko, jis atsitraukė ir ėmė jų vengti, bijodamas apipjaustytųjų. Kartu su juo veidmainiavo ir kiti žydai, net Barnabas pasidavė jų veidmainystei. Pamatęs, kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Kefui visų akivaizdoje: jei tu, būdamas žydas, gyveni pagoniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikyti žydų papročių? Matote,
tokie kaip Petras, Barnabas, netgi jie buvo sugundyti iškreipti Evangeliją ir pasitikėti savo darbais. Bet skaitome toliau nuo 15 eilutės. Mes esame gimimo žydai. Čia apaštalas Paulius kalba apie save, apie Petrą, Barnabą. Ir nesame pagonių kilmės nusidėjėliai. Tačiau žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, o tik tikėjimu Jėzų Kristų. Mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne įstatymo darbais, nes įstatymo darbais nebus nuteisintas ne vienas žmogus. Jeigu šėtonui pavyko suklaidinti Petrą ir Barnabą, kurie buvo tikėjimo šulais, tai tikrai manau, kad mes nesame išimtis. Ir kad mes nesame nuo to apsaugoti. Tad niekada nepamirškime, kad mes nieko negalime pridėti prie savo išgelbėjimo. Nieko. Jėzaus atliktas atpirkimo darbas ant kryžiaus buvo tobulas ir užbaigtas. Jėzus mirdamas nepasakė, aš padariau, ką galėjau, bet jums reikės jį užbaigti, tęsti. Kai Jėzus mirė ant kryžiaus, jis sušuko vienintelį žodį – atlikta. Žmogaus atpirkimo darbas baigtas. Tai, ko reikėjo, kad žmogų atpirkti iš šėtono valdžios ir ištraukti iš nuodėmės, užteko to, ką Jėzus padarė ant kryžiaus. Ir kad ir kiek mes besistengtume ir padarytume gerų darbų, jie liks užribyje ir nieko negalės pridėti prie mūsų išgelbėjimo. Ir dėka šitos Jėzaus aukos mes gauname nuteisinimą. O turėdami nuteisinimą mes turime taiką su Dievu, malonę, kurio galim stovėti ir viltį, kurią galime didžiuotis. Dabar pakalbėkime apie susižavėjimą pasauliu ir meilę jam. Raštas mus įspėja nemylėti šio pasaulio ir to, kas yra jame. Turbūt visi gerai prisimena apaštalo Jono žodžius, užrašytus jo pirmame laiške, antrame skyriuje, nuo 15 iki 17 eilutės. Pirmas Jono laiškas, antras skyrius, nuo 15 iki 17 eilutės. Nemylėkite pasaulio, nei to, kas yra pasaulyje. Jei kas myli pasaulį, nėra jame Tėvo meilės. Nes visa, kas pasaulyje, tai kūno geismas, akių geismas ir gyvenimo puikybė. O tai nėra iš Tėvo, bet iš pasaulio. Praeina pasaulis ir jo geismai. Kas vykdo Dievo valią, tas išlieka per amžius. Jeigu aš dabar paklausčiau iš jūsų, ar galit pasakyti, kad šios eilutės manęs neliečia? Kas galėtų pakelti ranką ir pasakyti, aš esu tas, kuris nemyliu pasaulio ir to, kas yra pasaulyje. Deja, daugelis tikinčiųjų nekreipia dėmesio į šį perspėjimą. Ir dėl to jie tampa lengva šėtono apgaulės auka. Apie vieną tokį tikintįjį, kuris ignoravo šios apaštalo Jono žodžius, rašoma Pauliaus laiškose. Atsiverskime laišką Kolosiečiams 4 skyrių 14 eilutę. Laiškas Kolosiečiams 4 skyrius 14 eilutė. Čia yra laiško pabaiga ir Paulius užbaigdamas laišką
sveikina bažnyčią ir perduoda linkėjimus nuo kitų brolių ir sako: sveikina jūs mylimasis gydytojas Lukas ir Demas. Nedaug mes žinome apie Demą, daugiau mes žinom apie Luką, kuris parašė Evangeliją. Bet jeigu mes atsiverčiam antrą laišką Timotiejams 4 skyrių, 10 eilutę, ten daugiau randame apie Demą. Antras laiškas Timotiejui, 4 skyrius, 10 eilutė. Ir štai čia Paulius, rašydamas laišką Timotiejui, jau nebeperdoda linkėjimų nuo Demo. Bet štai ką jis rašo: Demas, pamilęs šį pasaulį, paliko mane ir iškeliavo į Tesaloniką. Vienas tikintysis buvo šėtono sugundytas ir suviliotas. Ir jis paliko ir bažnyčią, ir Dievą. Ir dėl ko? Dėl to, kad susižavėjo pasaulio teikiamais malonumais ir pamilo juos. Niekas tikriausiai net nedrįstų ginčytis dėl to, kad pasaulyje išties yra žymiai daugiau malonumų ir pramogų, kurių nerasi krikščioniškoje bažnyčioje. Keletas pavyzdžių. Cirkai su gyvūnais ir klaunais, gamtos parkai su karuselėmis ir žaidimo automatais, arba vandens parkai su tropinių karščių, palmių paunksmėmis, įvairių pirčių kompleksais ir vaiskaus žydrumo baseinais, kuriuose galima plaukioti pasroviui arba prie srovę, tarsi sraunioje upėje, arba gali suptis bangose, tarsi jūroje. Arba megapoliai ir akropoliai, kurioje gausu įvairiausių pramogų erdvių, kuriuose gali ir skaniai pavalgyti, ir linksmai pažaisti, ir pažiūrėti 3D filmą su kvadro garso sistema ir įvairiausių kitų užsiėmimų. Ir apsipirkti pagal paskutinį mados šauksmą, ir pažaisti boulingą, ir pačiuožinėti ant ledo. Ir pasigrožėti milžiniškų jūros baseinų, kuriame plaukioja rajos ir rykliai. Ir ko tik ten nėra. Čia savaitgaliais ir ne tik, nuo pat ryto susirenka šeimos su vaikais ir praleidžia visą dieną. Ir namo keliauja tik vakare. Ir kas gali tvirtinti, kad pasaulis yra nuobodus ir nekeliantis susižavėjimo? Ir ar mes nesame tie, kurie mus taip pat traukia ten, praleisti linksmai laiką, kaip mes sakom, atsipalaiduoti, pasimėgauti gyvenimu šiek tiek, pakaraliauti? Kaip žinome, Jėzus taip pat buvo gundomas susižavėti šio pasaulio ir pamilti jį. Ir mes skaitome apie tai Evangelijoje pagal Matą, 4 skyriuje, nuo 8 iki 9 eilutės. Evangelijoje pagal Matą, 4 skyrius, nuo 8 iki 9 eilutės. Ir čia sakoma, velnias paėmė Jėzų į labai aukštą kalną. Pas mus taip pat yra sukurta apžvalgos bokštai arba specialūs apžvalgos ratai, kurie pakelia į kelius šimtus metrų aukščio, kad tu galėtum matyti visą miestą, arba viešbučiuose specialūs panoraminiai liftai su permatomais stiklais, kada tu pakyli į 25 ar kelintą aukštą ir tu esi virš viso miesto ir tu matai visą platybės, visus pastatus iš dangaus.
ir tuomet viskas atrodo gražu, nes tu nematai jokių ten problemų žemiškų. Tik tai didybė, didžiuliai gražūs architektūriniai pastatai, miškai, parkai. Ir visa tai kelia žavesį. Velnias paėmė Jėzų į labai aukštą kalną, įrodydamas viso pasaulio karalystės. Ne vieno miesto, ne vienos šalies, bet kažkokiu būdu šėtonas sugebėjo Jėzui panoraminiu vaizdu parodyti viso pasaulio karalystės, kurios šį kurto žemėje. Parodė ne tik tą grožį, bet ir jų didybę, o tais laikais daugelis karalysčių buvo papuoštos auksu, išpuošta perlais. Ir tarė, visą tai aš tau atiduosiu, jei parpuolęs pagarbinsi mane. Visa tai bus tavo, galėsi mėgautis, džiaugtis. Dabar pamastykime apie mus. Kai artėja atostogų metas, kiek mūsų planuose yra įtraukta Jėzaus misija, Dievo bažnyčia ir krikščioniškas tarnavimas? Tenka pastebėti, kad šiais laikais tokios mintys daugumai krikščionių net į galvą neteina. Žvelgdamas į tai, kaip šėtonas gundė Jėzų, man atrodo, kad šiandien labai gera šėtono viliojimo priemonė tapo turizmo verslas. Nuvažiuok ten ir ten, pamatyk tai ir tai, išbandyk ką nors šią pramogą ir tu pats pamatysi, kad pasaulis, kurį aš valdau, yra labai gražus ir geras. Ir jei tu man nesipriešinsi, tuomet galėsi džiaugtis visais mano sukurtais malonumais žmogui. O jeigu tau nepakanka pinigų visam tam, tuomet gali pasimti vartojimo kreditą ir galėsi mėgautis viso to. O jeigu negali gauti vartojimo kredito, tuomet sėsk prie žydro ekrano ir pasižiūrėk tenais, galėsi pamatyti taip pat visą tai. Ir ne tik tai, bet jį taip pat galėsi matyti ne tik buvusių karalysčių didybę, bet ir daugybę kitų malonumų skirtų akių geismui, kūno geismui ir gyvenimo puikybei. Aš nesakau, kad kelionė kažkur yra nuodėmė, turbūt supratot. Ir nesakau, kad televizorius yra nuodėmė ar kompiuteris. Aš kalbu apie tai, kaip šėtonas prieina mūsų ir bando mus sužavėti šio pasaulio. Ir turiu pasakyti, kad per tai daugelis tikinčiųjų net nepastebėjo, kaip jie pamilo pasaulį ir liko jame, pamiršę, ką dėl jų padarė Kristus. Ir kad jis šitame vadinamame gražia pasaulyje buvo nukryžiuotas. Ir šiandieną mes turime ne vieną demą, kuris susižavėjo pasauliu, pamilo pasaulį, atmetė Evangeliją ir išėjo mėgautis pasaulio malonumais. Ir nebūtinai gerti, nebūtinai vogti, nebūtinai žudyti. Paprasčiausiai gražiai gyventi šitame pasaulyje ir mėgautis jo. Daug uždirbti ir sau leisti viską, ką galiu. Na, o jeigu šėtonui nepavyko pasiekti savo tikslų su prieš tai minėtais būdais, sakiau, tuomet jis siekia padaryti tikinčio gyvenimą nepakeliamą naštą. Ir apaštalas Petras pirmame savo laiške rašo, 5 skyriuje nuo 8 iki 9 eilutės. 1 Petro laiškas, 5 skyrius, 8 ir 9 eilutės. Būkite blaivūs ir budėkite.
Jūsų priešas velnias, kaip riaumojantis liūtas, slankioja aplinkui, tykodamas ką praryti. Pasipriešinkite jam tvirtų tikėjimų, žinodami, kad tokius pat kentėjimus tenka iškęsti jūsų broliams visame pasaulyje. Šis slankiojantis liūtas, tam, kad mūsų gyvenimą padaryti nepakeliamą naštą, gali naudoti ir diskriminaciją, ir patyčias, ir pažeminimą, ir netgi prievartą bei persekiojimus. Nesvarbu, kur mes bebūtume, ar mes mokiniai mokykloje, ar mes studentai universitete, ar mes dirbame kažkokiam darbe. Šėtonas suranda, kaip prieiti prie mūsų, per kitus žmonės ir sukurti aplink mus nepakeliamas sąlygas ir darbui, ir gyvenimui. Trumpai tariant, šėtonas panaudos viską, kas padeda palaužti žmogaus orumą ir jo dvasią. Ir kas liūdniausia, kad jis tai gali daryti ne vien per pasaulį esančius žmonės, bet netgi ir per bažnyčioje esančius brolius ir seseris. Ir netgi per tos, kuriuos mes mylime ir kurie yra mūsų šeima. Ir kai tik tikintysis pradeda skųsti savo sunkia dalia ir murmėti prieš Dievą ar bažnyčią, tuomet šėtonas ploja rankomis, nes jis žino, kad pasiekė pergalę. Jis ir laukia, kada tikintysis praras viltį ir pradės skųstis. Ir pradės kaltinti dar šalia to kažką. Dievą, bažnyčią, pastorių, vyriausybę, politikus, nesvarbu ką. Šėtonas tuomet ploja rankomis. Jis laimėjo šitą mūšį. Dievo žodis stiprina mus ir ragina nepasiduoti šiai murmėjimo ir skundimosi nuodėmei. Ir apie tai mes skaitome Jokūbo laiške. 5 skyriuje, nuo 8 iki 10 eilutės. Laiškas Jokūbui, 5 skyrius, nuo 8 iki 10 eilutės. Būkite kantrūs. Tikintieji turi pasižymėti kantrumu. Tai yra labai svarbi charakterio savybė tam, kad mes galėtume likti ištvermingi tikėjime. Būkite kantrūs, sustiprinkite savo širdis, nes viešpaties atėjimas arti. Nemurmėkite, broliai, vieni prieš kitus, kad nebūtumėte teisiami. Štai teisėjas jau stovi prie slenksčio. Imkite, broliai, vargų pakentimo ir kantrybės pavyzdžių pranašus, kurie kalbėjo viešpaties vardu. Taigi prieš minint viešpaties vakarienę, tylioje asmeninėje maldoje dar kartą permastykime, kas valdo mūsų širdį. Ar meilė Dievui ir artimui, ar meilė pasauliui ir jos stabams? Kas labiau dominuoja mūsų gyvenime? Ar tikėjimas Dievo meilė ir jo pažadais, ar abejonės ir baimė dėl ateities? Raštas sako, kad ištvermingi yra palaiminti. 11 eilutė. Štai mes vadiname palaimintais ištverminguosius. Kodėl? Nes jų tikėjimas išliks iki gyvenimo pabaigos ir jie gaus nevystantį vainiką. Apaštalas Paulius, rašydamas laišką Timotiejui, galėjo pasakyti tokius žodžius. Antras laiškas Timotiejui, 4 skyrius,
nuo 6-8 eilutės. Aš jau esu atnašaujamas ir mano iškeliavimas arti. Iškovojau gerą kovą. Baigiau bėgimą, bet svarbiausia, išlaikiau tikėjimą. Išlaikyti tikėjimą reiškia nemurmėti ir nesiskūsti. Kai aš pradedu murmėti, kai aš pradedu skūstis, reiškia, aš jau praradau tikėjimą, aš jau praradau viltį. Ir kadangi Paulius sako, aš galėjau iškovoti šią kovą, išlaikydamas tikėjimą, todėl manęs laukia teisumo vainikas, kurio mane tą dieną apdovanos viešpats, teisingasis teisėjas. Bet jis sako, aš ne tik apie save kalbu. Ir tai liečia ne tik mane, bet ir visus, kurie su meile laukia jo pasirodant. Štai kokia viltimi mes galime didžiuotis. Šitą viltimi mes galime didžiuotis todėl, kad mes turime malonę, kurio galime stovėti kasdieną tvirtai, nesvarbu, kas mūsų gyvenime bebūtų. O šitą malonę mes turime todėl, kad mes turime taiką su Dievu. O taiką su Dievu mes turime todėl, kad mes esame nuteisinti tikėjimu. O mes esame nuteisinti tikėjimu todėl, kad Jėzus mirė ant kryžiaus ir jo auka buvo tobula ir užbaigta. Ir mums nieko ten pridėti nereikia. Tad ir aš jums visiems linkiu, kad dalyvavimas šioje viešpaties vakarienės minėjimo apeigose padėtų tapti palaimintais ištvermingaisiais. Ir kad jūs kasdien galėtumėte džiaugtis taika su Dievu, malone ir viltimi. Amen.